Gal kas nors nori persėsti irgi, ne? Gerai, man. Vienišas, kad nesijausčiau. Tai sveiki visi, smagu jūs čia matyti. Menui nebūna laiko, bet renginiam atsiranda. Smagu, kad radot laiko atėjot. Smagu matyti pašnekovus ir turėti progą padiskutuoti apie tvarų miesto audinį. Tai diskusijos metu kviesime turbūt įsitraukti ir publiką, bent jau diskusijos pabaigoje, turbūt jeigu turėsit klausimų, tai pasitaupykit ir pabandysim gal į juos atsakyti. Bet įsivažiuojant, galvoju pradėti nuo to, kad apskritai kas tas tvarus miesto audinys, turbūt visi skirtingai šiek tiek suprantame. Profesinėje veikloje irgi turbūt visi turi savo laikyseną požiūrį į tuos klausimus. Tai kadangi 3 skirtingi architektai, urbanistai, specialistai šiandien čia šalia manęs, tai turbūt kiekvieno jūsų ir paklausiu, kaip jūs suprantate, kas tas tvarus miesto audinys ir galbūt kaip tas supratimas atsiskleidžia jūsų darbuose arba kasdieniai veikloj profesiniai. Tai, Justina. Gerai, ačiū. Mane žiūrite, aš ir pradėsiu. Ačiū už klausimą. Šiaip labai smagu čia būti. Ačiū organizatoriam ir tokiai gausiai publikai. Pasidalinsiu keliomis mintimis. Tai pirma, apie tavo klausimą, apie tvarumą. Šiaip tai iš tų žodžių mes labai daug žongliruojam, jis toks yra labai populiarus ir net gal sunku apibrėžti, apie ką jis yra, nes dalinais yra apie viską. Tai kadangi visiškai, aš taip manyčiau, kad visiškai taip tvarus miestas yra toks lyg ir toks tobulas miestas, gal net ir negyvendinamas miestas, tai tas maksimaliai tvarus tai būtų turbūt tas, kuris turi viską, kas geriausio. Tai yra be abejo, kad ten ir žmonėm gerai, daug veiklų, darželiai arti, darbai arti, namai puikūs, būstas įkandamas, žaliosios erdvės visur, parkai įvairiausių dydžių, ir skverai, ir skvereliai, ir jaukios gatvės, ir su mašina gali nuvažiuoti galų gale, jeigu toli važiuoji, ir puikus ekonominis gyvenimas, ir užsieniečiai atvyksta. Tai tvarus miestas turbūt yra visiškai tobulas miestas, bet matyt, tai nėra visiškai įmanoma ir realu, tai tiesiog mažais žingsneliais kiekvienas prisideda kaip gali. Mes urbanistai planuodami bandom užduoti kažkokią tinkamą struktūrą, kad vyktų viešasis transportas, kad būtų pakankamai pėsčiųjų takų, kvartalai kažkokie būtų įvairūs, o tada, nežinau, architektai turbūt daro pastatus tvarius, inžinieriai infrastruktūrą tvarę ir taip toliau. Tai, žodžiu, tvarumas nėra tik tai apie ekologiją, gamtą ir taip toliau, bet žymiai kompleksiškiau. Apie viską, manau, ir apie procesą, netgi ir apie rezultatą ir pasitenkinimą, kažkokį džiaugsmą. O kaip jums atrodo tvarus miesto audinys, kas yra? Sveiki visi, aš vieną mikrožodį, tai labai smagu visus matyti šito erdvėje, tai labai fainai, kad atėjote į svečius. Aš labai pritariu Justinai, kad čia yra tikriausiai labai didelis miksas visko, yra tas tobulas tvarumas ir tobulas miestas. Tai čia tikriausiai yra apie žalias erdves, ir apie bendruomenę, ir apie kažkokį palikimą, testinumą, tas pačias medžiagas, kurias naudojam, ir tą architektūrą, kurią kūrėm, kuri po to eigoje ir gali būti pernaudota, pergalvota kitom kartom. Tai, kaip Justina ir sakė, irgi visi bando architektų urbanistai savo kažkokiais pavyzdžiais kurti tą tvarų miestą. Tai, manau, vienas iš pavyzdžių tai yra šitą erdvė, kurioje esat, kurioje irgi kažkada atradom ir savo tokiu pavyzdžiu pradėjom transformuoti. Prasidėjo viskas nuo šito pastato, kaip galima labai paprastais būdais tokią tvarę mintį pernaudoti tai, ką mes turime mieste, nes mieste turim labai daug skirtingų, galbūt net neišnaudotų erdvių, apleistų erdvių ir taip toliau. O miestą reikia tankyti skirtingom funkcijom, tai kodėlgi neišnaudojus tokias erdves, kurias mes jau turim, neplečiant miestą, bet tankinant jį šitoje vietoje. Tai nuo tokio pavyzdžio pradėjom ir toliau išsiplėtė viskas į betono kvartalą, į Vilkpėdės koncepciją ir taip toliau. Tai tokiais pavyzdžiais ir bandom parodyti, kaip biškai prie to tvarumo galima prieiti. Labai didelis kelias ir tikrai neidealus ir nebus idealu, bet kažkoks mini pavyzdys, manau, link to eina. Kažkada esi minėjęs, kad konversija yra tikra kūrybos laisvė, nors atrodo priešingai, ten kur baltas popieriaus lapas, tenai gali pasileisti plaukus ir daryti, ką nori. O kaip čia dabar konversija ir kur jau kažkas, kontekstas yra daugiau visokių dalykų, su kuriais reikia dylinti ir... Šiaip labai geras klausimas, nes čia tikriausiai nuo kiekvieno architekto arba urbanisto arba žmogaus susijusio su kūryba priklauso, bet man asmeniškai vis tiek ta laisvė, jinai turi kažkokias savotiškas ribas, tai man atrodo, kad tos ribos kūrybiškos ir yra tos atspirties taškas.
Tai kai tu turi kažkokį kontekstą, turi kažkokius griaučius, turi kažkokią istoriją, tai nuo to labai yra kaip ir lengva atsispirti iš vienos pusės, bet ir galima sukurti labai daug skirtingų kūrybinių dalykų. Galima labai išeksponuoti sluoksnius, galima daug atskleisti istorijos, galima sugalvoti, kokią iš tikrųjų istoriją tu nori atskleisti labiau, kokią mažiau. Tai kai pradedi krapštyti, tai iš tikrųjų ten yra toks beribis pasaulis, ką tu nori parodyti su šita kaip ir esama situacija. Kai kam tikrai yra baltas popieriaus lapas, yra visiškai kūrybos liejimasis, bet man asmeniškai taip ir yra, kad kai tu turi kažkokią atspirties tašką, tada procesai visiškai galvoja kitokie prasideda. Čia, man atrodo, tie, kas nepatyrė toks kūrybos laisvės balto popieriaus lapo, sako, kad manęs niekas neribotų, būtų idealus projektas, kur nei biudžetas, nei kontekstas, niekas, ką noriu, tą darau, bet iš tikrųjų tada reikia žymiai, kaip čia, stipriau kūrybinį nervą įtempti. Ir klausimas, ar mes tam esam pasiruošę, čia ne per seniausiai kitoje diskusijoje vienas iš vystytojų, investuotojų minėjo, kad aš, sako, netoks esu drąsus, kad statyčiau kažką naują, dėl to dirbu su pastatais, kurie jau stovi. Tai ir tai tvaresnis žymiai irgi požiūris. Gabrielė, jūs irgi turit patirties su konversija ir su objektais jų tokių, žodžiu, prikėlimu antram gyvenimui, bet pradžioje turbūt apie tai, kas yra tvarus miesto audinys. Kaip to atrodo? Jo, tai gal nesikartosiu, nes iš tikrųjų, manau, ir Justina jau apibrėžė gana taip aiškiai patį tą tobulo miesto vaizdą, bet aš kažkaip galvojau, gal geriausia yra įvardinti per kažkokius pavyzdžius. Tai irgi galvoju apie, kas yra tvarus miestas. Visiems yra natūralu, kad ten Kopenhaga, Amsterdamas, daug kas žino šitos pavyzdžius ir gerai pažįsta, bet mes patys porą metų gyvenom Honkonge ir turbūt gal ne visiems įprasta girdėti, kad 8 milijonų gyventojų miestas gali būti tvarus, bet būtent jis turėjo tuos parametrus. Stebėtinai, tai yra vienas tankiausių miestų pasaulyje, jisai turėjo tos parametrus, kurių mes galbūt bandome pasiekti kitose miestuose. Tai tas tankumas jam davė tai, kad prie pat tavo namų yra viskas, ko tau reikia, ir pramonė tam tikra forma, jinai yra ten, toks vadinasi productive city, kur tu gali išeiti į kiemą ir gauti ten tau kažkas išpliaus fanierą stalą, ten kažkokius nusipirksi vamzdžius ir viską gausi prie pat savo namų. Lygiai taip pat tu už 15 minučių nuo bet kurios, kur tu begyventum savo dangoraižių, gali patekti į visiškas džiunglės. Tai, tas miestas tokio sangrūdos visko vienoje vietoje, tai man atrodo ir yra tas tvarumas, nes žmogui galbūt jisai turi ten nedidelę savo gyvenamą erdvę, bet staiga visa miesto erdvė tampa jo gyvenamąją vietą. Tai turbūt gal taip atsakyčiau šitą klausimą. Išgirdau žodį kiemas, iš karto ausis kilstelė, žodžiu, nes vienas iš jūsų projektų yra kiemas, taip ir vadinasi. Tai kadangi žadėjau paklausti kiekvieno šiek tiek apie projektus, kuriuose tas tvarumas ir požiūris į tvarų miestą atsiskleidžia, tai galbūt nuo tavęs ir pradėsiu. Ar kiemas yra vienas iš tų projektų ir kas čia per projektas? Taip, tai kiemas yra dabar daugam turbūt sužinota Šiaulių miesto vieta yra pietinis ir jis yra vidury to pietinio rajono, tai yra sovietinio modernizmo plėtra, grinai visas išsidriekęs tas toks laisvo planavimo teritorija ir kiemas yra būtent tos teritorijos centres ilgai stovėję betoniniai griaučiai, kurie buvo pastatyti prieš pat krizę ekonominę ir statybos sustojo ir jie taip pat stovėjo tenai ilgą laiką. Kol vieną dieną klientas nusipirko tos griaučius ir galvoja, ką čia dabar daryti. Tas pastatas buvo projektuotas tuo metu tokiam kaip ir baldų parduotuviai sandėliui, labai aukštomis lubomis. Ir mes su klientu apsitarėm, kad tokios erdvės iš naujo jis niekada nestatytų ir niekada nepritaikytų tom naujom funkcijom, nes tiesiog būtų neracionalu, bet kadangi tai jau stovi ir tos erdvės yra įspūdingos, tai jisai rinkosi su mūsų pagalba tas erdvės įveiklinti ir pasisavinti. Tai būtent ta konversija ir yra galimybė kažką atrasti, ko galbūt
iš naujo tu niekada neturėtum galimybės kurti, nes turim pristaikyti prie poreikių. Bet konversija tai faktas, kad yra bet kokiu atveju tvariausias būdas įsisavinti jau paliktą CO2 pėdsaką ir jį pritaikyti tom naujom veiklom. Taip, ir šiaip rezultatas toksai, tikrai, jeigu nuo nulio reikėtų projektuoti, turbūt kitaip tie dalykai gimtų ir tie sluoksniai, praeities šiek tiek jautimas, bet ir tai, kas naujai padaryta, labai šaunus rezultatas ir labai džiuginantis. Tai paprašysiu Vadimą irgi pasidalinti rezultatais ir kokiais nors konkrečiais projektais, jų istorijom. Aš labai pratęsiu Gabrielės mintį apie tą patalpą, kurią jau turėjo jūs savo projekte ir kad naujai tokių patalpų nestatysit, tai vienas iš vėl pavyzdžių yra šitas erdvės, kad tikriausiai dabar tokių ofisų tokiam salėm nieks nestatys, bet kadangi mes jau turim, kodėl neišnaudojus, tai tas betono visa konversija yra vienas pavyzdys, kitas pavyzdys, su kuriuo mes dirbam jau keletą metų, yra Lilijos fabriko konversija, galbūt girdėjote, ten mes turim kolaboraciją su Audriu Mambra, su ADSM ir Ona Lozeraitytė ir Petru Išora. Tai ten irgi yra labai nuostabus toks konversijos ir miesto rajono atgyvinimo pavyzdys, nes ta miesto dalis yra pakankamai tokia, nesakyčiau gal monofunkcinė, bet ten yra netokios funkcijos tikriausiai, kaip mes įsivaizduotumėm, kai sakytumėm, varom kažkur miestą. Tai labai koncentruota teritorija, kur bus veiksmo nuo A iki Z. Ir labai fainai, kad Darius Žakaitis, kuris yra šito projekto toks vizionierius, labai aktyviai promautina visą šitą viziją, kaip tą miestą atkurti, kaip jį pritraukti, kaip pernaudoti, kas yra, kaip pernaudoti net tą patį asfaltą, kuris yra toj teritorijai, kaip pernaudoti visą, kiekvieną detalytę. Tik pagalvokite apie kokią detalę, rankeną, staliuko koją, kilimas, viskas turi savo sąrašą, savo poziciją ir savo būsimą vietą. Ir toks tikslas tvariai toje teritorijoje dirbti. Tai irgi yra toks vienas iš pavyzdinių dabar Vilniuje tikriausiai projektų, kaip neišeinant iš projekto ribų, kuo daugiau su ta turima medžiaga dirbti. O tokiais bendrais bruožais, tai tikriausiai mes šiaip savo visose projektuose bandom tokias tvarias erdves kurti, kurios galėtų turėti ne vieną funkciją, bet kelias funkcijas kombinuoti tam, kad neišpūsti kvadratinių metrų, jeigu jų nereikia, bet naudoti erdves multifunkciškai. Tai tikriausiai liečia ne tik ir vidaus erdves, pastato erdves, bet kokią nors dabar į galvą ateinant Naugarduko gatvė, jeigu prisimena, tokia yra atkarpa prie Vinted ofiso, tai irgi bandėm įtikinti, kad gatvė gali būti multifunkcinė, tai labai džiugu, kad dabar tai yra gatvė, sekmadieniais ten veikia turgus, gatvė yra uždaroma ir ta visa erdvė patampama tokia bendruomenės vieša erdvė. Ir kažkokios atskiros aikštės, atskiros erdvės tokiai funkcijai kaip ir nereikia. Tai va tokiais principais ir bandom sukurti tokias erdves, kurios veiktų funkcionaliai. Aš čia besiklausydamas jau porą klausimų į priekį prisiminiau, bet kadangi apie konversiją pastatų pasišnekėjome ir apie tvarius jūsų projektus, tai architektam, aišku, pastatas senas prikėliau, du tokie pavyzdžiai, o urbanistui ką daryti, konversijos pavyzdžių irgi visokių turit, bet tai turbūt nebe pastatai, viešos erdvės galbūt arba kažkokios urbanistinės struktūros. Gal, kad šnekam apie realizuotus projektus, tai aš paminėsiu keletą mūsų realizuotų projektų, nors urbanistų studija Pupa mes veikiam, kiek čia gal 12-13 metų, tačiau mes labai mažai ką realizuojam, nes mūsų didžioji dalis projektų yra vizijos, vizionieriškos idėjos, didžia dalimi tai yra dokumentai, bukletai ir kažkas, kas po to, kas dirba su ta teritorija, gali turėti ir žinoti, kurie kryptimi eiti, tai jiems įgyvendinti reikia daugiau laiko, bet keletą įgyvendintų turime, tai keli iš jų yra Panevėžyje. Aišku, su Panevėžiu taip įvyko, kad ten tiesiog įvyko miesto virsmas masiškas, kur labai daug, labai šaunių projektų atsirado, beveik visi architektūrinių konkursų rezultatai, tai tiesiog visas miestas sužibėjo ir mes labai džiaugiamės, kad keletas mūsų projektų yra tų visų žiburėlių dalis. O mūsų projektai tai yra viešosios erdvės Panevėžy, kadangi Panevėžys darė keletą konkursų atsinaujinti visoms aikštėms, parkams, skverams prie upių arba miesto centre, tai mes laimėjom architektūrinį konkursą Senvagės
parkui, Skaistakalnio parkui ir juos atnaujinom. Ir kartu ir tos viešos erdvės atsinaujinusios, ir tie pastatai atsinaujinę, jie visą miestą atgaivino, bet ne tik erdvės atgaivino, bet ir veiklos, ir jauni žmonės sugrįžę į miestą, specialistai, kurie pradėjo dirbti tose kultūrinėse institucijose. O verta paminėti vienintelį mūsų pastatą, kurį mes esame pastatę, tai yra Pragiedrulių menų centrą Panevėžyje, nes šiaip turbūt ir paskutinis spėjo šitas pastatas, kurį mes pastatėm. Konkursas buvo parko, bet parke buvo poeto Juozo Pasparnio Čerkeso sodyba, kuri buvo toks griuvėsis. Ir konkurso užduotį buvo suprojektuoti parką, bet ir taip pat pasiūlyti, ką daryti su ta sodyba. Ir buvo noras ten įkurti bendruomenės centrą ir mes pasiūlėme atnaujinti tą kultūros paveldo objektą, tą nedidelį dvarelį, o priestatą padaryti truputėlį kaip paslėptą, tolėliau, išnaudojant parko šlaitą ir kad tas nauja plėtra pastatų neužgoštų to senojo dvarelio, bet taip pat ir neužgoštų to tokio tikrai labai gražaus kraštovaizdžio. Ir įsigyvendino ir tie parkai, ir Skaistakalnio parkas visas pasistatė, ir tas dvarelis atsinaujino, ir priestatas pasistatė. Čia, aišku, užtruko nemažai to laiko, gal kokie 7-8 metai viskas buvo, bet dabar tai tiesiog, man atrodo, ta vieta tiesiog žydi, švyti, nes parkas vis anksčiau buvo tamsus, ten tų takų nebuvo, ten buvo beveik kaip miškas, jisai labiau tas parkas buvo žinomas dėl įvykusios žmogžudystės ir visokių nelabai fainų veiklų, o dabar tas parkas jis yra viena ta, kad yra gražus, nes yra upės vingis, yra miškai, yra daug takų, tiltelių, daug atsirado, daug tų jungčių papildomų, bet ir pačiam parko centre yra tas dvarelis, kuris veikia kaip bendruomenės centras ir žinoma, jo architektūra yra graži, kas yra kaip mūsų nuopelnas, jinai yra subtili, labai tokia estetiška, bet manyčiau, kad didžiausias nuopelnas tai yra veiklos, kurios ten vyksta ir vis dėlto tai architektūra tampa kaip indas tom veiklom ir tai, kad ten yra nuolat vaikų, paauglių, ten visokie būreliai, turgeliai, koncertai, tai parko centre užpildo tos veiklos tą parką ir traukia žmonės ir labai ta gaunasi puikiai sinergija, kad gavosi nebloga architektūra, geras parko dizainas, bet dar geresnis organizacija ir miestas, kurie tiki, kad verta leisti pinigus kultūrai ir žmonių tai geroviai. Tai vat, manau, tai ir sukūrė tą tvarų, tą tokį minkštą, laimingų žmonių ir laimingų veiklų audinį tam parke. Minėjai, kad užtrunka urbanistiniai projektai nemažai laiko ir turbūt jūs tada dar geriau, net negu architektai, matote tokį požiūrio virsmą ir kaitą bėgant metam, nes pradedi projektą galbūt su vienokiais supratimais savo asmeniniais, bet galbūt ir užsakovas turi visai kitokį matymą, arba miestas ir kol tai tampa kūnu, turbūt tas požiūris į tai, kas yra gerai, kas yra tvaru ir apskritai, ko mes tenai norim, turbūt pasikeičia ne kartą. Bet jis, manau, keičiasi šitas požiūris labiau su visuomenės kaita, kai, sakykime, ten prieš 20 metų tvarumas, tai iš vis buvo kas čia per žodis, prieš 10 metų jau specialistai pradėjo jį naudoti, o šiandien mes jį žinom visi. Tai ir dabar, tarkime, projektuoji jau kaip ir iš to savo profesijos, žinai, tą naują žodyną ir žinai, kokie tie topikai yra, kuriuos tu turi traukti, kad ten klimato kaita, ten atsparumas ten visom krizėm, gyventojų skaičiaus pokyčiai, galų gali ten visokios migracijos ar ten mažėjantis gyventojų skaičius. Na ir jau darydamas urbanistinį planą, tu likti galvoji apie tą, kas bus už 15-20 metų. Daugumai tai yra visiškai neaktualu, nes kiekvienas gyvenam savo šiom dienos ten išlaidom, šiom dienos problemom, bet liktais tą užmatai ir po trupučiuką taip ateini ir vis iki to gyvename. Aišku, ne viską mes atspėjom, kai kas ten pasikeičia, bet kažkas naujo atsiranda, kažkas naujo, kažkas įkrenta, iškrenta. Apie sąmonės pokyčius, virsmus, supratimų įvairių, tai Gabrielės norėjau paklausti apie užsakovus, jūs abiejų iš tikrųjų apie užsakovų tą kelionę, nes kartais iš tikrųjų kiekvienas projektas yra toks augimas ir architektų, ir užsakovai greičiausiai, tai tarkim jūsų projektuose galbūt pastebėjote tokių įdomių atvejų, kada pradėjom tarsi su vienom ambicijomis, siekiais, matymais, bet eigoje išmokom, atradom naujų dalykų. Pavyzdžiui, miškų urėdijos pastatas, jisai nuo pat pradžių tarsi buvo ta tokia tvarumo ambicija. Tai užsakovas pakankamai edukuotas, turbūt buvo, kad rinkosi tą kryptį. Ar vis dėlto eigoje jau pamatė, suprato naujų kažkokių dalykų? Jo, čia ta patirtis mūsų, mes grįžom, aš vis sakydavau, prieš 2 metus, bet jau dabar gal 6 ar 7 metai bus ir mes grįžom iš 2 metus prabom Hongkonge, Omos ofise dirbom, prieš tai Danijoje gyvenom, keliuose ofisuose dirbom ir jau grįžom su tokiu polėkiu, kad,
patyrėm tą Kiniją, pamatėm, kokie ten procesai, kaip viskas vyksta, kaip eina kažkur gilyn į tą netvarę pasaulio vystimąsi netvarų. Ir grįžom su tokiu energija, kad mes dabar čia Lietuvoje, savoje šalyje pasiūlysim kažką, ko iš to savo patirties įgavę Lietuvoje. Ir pirmas mūsų konkursas, kuriame dalyvavom, jau grįžę į Lietuvą, buvo Expo paviljonas, Expo Dubajuje vyko. Ir tas paviljonas turėjo turėti tvarumo temą, tokią kaip potemę. Ir mes pasiūlėm, remdamiesi Bernard Rudovsky Architecture Without Architects, knyga Architektūra be architektų, kaip kurti įsivertinant vietinę architektūrą, nes mes turėjom sukurti paviljoną, kuris turi stovėti dykumos klimate. Tai yra visiškai nenatūralu lietuviui, kur yra žiemos ir taip toliau, bet reikėjo atrasti kažkokį sprendimą, kuris sukurtų paviljoną laikiną statinį, kuris veiktų gerai ir turėtų visas tvarias savybės dykumos klimate. Tai mes pasiūlėm tokią palapinę struktūrą su natūralia ventiliacija, užtikrinančią judėjimą oro per vidų, kad, žodžiu, tas paviljonas neturėtų būti netgi vėsinamas, bet deja, tai nebuvo susijęta su lietuvių identitetu ir į tą Expo vis dėlto išvažiavo labiau paremta lietuviškom tradiciniam langiniam ir žodžiu, visai kitokia išvaizda paviljonas. Tai mes čia susidūrėm galbūt su tuo, kad dar galbūt ne ta tema, dar ne visai gal tai yra įprasta šnekėti. O urėdija, tai jau tikrai dabar tas tvarumo žodis yra visiems labai puikiai žinomas, jis kartais net, sakyčiau, ir pervartojamas yra kai kuriuose kontekstuose. Ir urėdija yra tas pirmasis valstybinės institucijos pastatas, kuris turėjo tapti pilotiniu, įkvėpti galbūt ne tik tais valstybinės institucijas, bet ir privatų sektorių kurti tvarę architektūrą. Ir užkoduota buvo, kadangi dabar yra nauja iniciatyva pastatus projektuoti iš organinių medžiagų, tai yra mediena turbūt vienas iš tokių populiariausių, bent 50%, tai būtent urėdija ir turėjo būti tas pastatas. Ir dėl kliento, tai aš galiu tiesiog pasidžiaugti, kad kadangi tai yra valstybinė institucija, jinai eina tuos visus procesus labai sąžiningai, turi konkursą laimi kažkokie architektai, jie remiasi to projektu, nesiginčia, pasitiki ir tas projektas juda į priekį ir galbūt mes tikimės, kad kažkokią edukaciją galbūt ir suteikiam tiem klientam, bet aišku, kaip po to patys darbuotojai ten gyvuoja tam pastate, tai čia jau yra asmeninė tokia jų atsakomybė, bet mus gal tiesiog nustebino vienas iš tokių, kadangi mes norėjom labai daug numatyti parkavimo dviračiams, nes tai yra pastatas yra statomas Vievyje ir ten labai geras yra susiekimas traukiniu, bet mums buvo pasakyta, kad čia nieks nevažiuos jokių traukinių ir dviračiais. Tai čia tik tais toks buvo susidūrimas, kad iš architektūrinės pusės viskas tvarkoja, kaip ir pasitikėjimas yra, bet galbūt tas tvarumas dar ne visai yra įsigyvenęs į kraują visiems. Man atrodo, tu atsakinėdama palėtėjai visai įdomią temą su tais tokiais klišiniais simboliais, kažkokiais lietuviškumą reikia reprezentuoti, tai tada langinės uždedam kokį nors ten, nežinau, ornamentą tautinis ar kokios juostos ten austos, nors daiktas, kuris lietuvių kūrėjų sukurtas šiandien pagal jų šių dienų matymą, tai ir yra, kuo mes esame, ne? Tai kartais tos klišės tokios, nežinau, atsiranda ne tik tai kalbant apie identitetą, tapatybę ir taip toliau, bet ir apie tvarumą. Kiek tvarumas yra tai, ką, nežinau, projektas turi taip garsiai rėkti pasauliui, o kiek vis dėlto kažkoks tiesiog mąstymo, darbo principų rinkinys būti, kuris galbūt yra visai nepastebimas praeiviui. Tai, man atrodo, yra tikrai reiktų įsigilinti į patį, nes yra labai daug formų tvarumo.
lygiai kaip konversija, galbūt iš pirmo žvilgsnio tai niekam neatrodo tvaru, nes tai yra pakankamai sudėtingi projektai, juos įgyvendinti reikia labai daug įtikinėjimo, nes žymiai paprasčiau, žymiai pigiau, žymiai greičiau yra pastatyti naują pastatą. Mes patys susidurėme asmeniškai, dabar rekonstruojam gyvenamą namą ir mums, kiekvienas žmogus atėjęs ten arba darbininkas mums sako, kodėl jūs nenugriovėt ir nestatot naujo. Žymiai lengviau ir greičiau. Ir taip ir yra. Tame ir yra problema, kad tai yra žymiai greičiau, lengviau, pigiau padaryti. Tai man atrodo, gal tas tvarumas kartais tampa pernelyg tokiu paprastu atsakymu. Nu, vat padarysim, mes apželdinsim kažkokį ten stogą ir jau tai yra viskas, jau yra tvarumas. Tai, nu, čia yra bendras toks kažkokių įrankių visuma, kuri nebūtinai yra iš pirmo žvilgsnio labai aiškiai atsiskleidžia kaip tvarus pastatas, pavyzdžiui, galbūt jis yra labai efektyvus, gal jis yra super mažas ir labai kompaktiškai sutraukia visą funkciją, galbūt tai yra tvarumas ir gal jis nenaudoja kažkokių ten būtinai medienos kaip konstrukcijai, bet jisai labai efektyviai eksploatuojamas yra. Tai nu, tikrai nesinori, kad vien tik tais per tą žodį būtų įvertinama, ar tai yra tvaru ar ne. Ir nu, lygiai taip kaip miestai, juk labai daug dalykų negali būti taip labai tvariai padaryta, galbūt ten daug kas yra ir iš betono ir panašiai, bet pats miestas kaip darinys, tai yra žmonių tankiai gyvenama teritorija, jinai natūraliai yra tvaresnė, negu mes būtume išsidriekę per visą žemę ir ją naudotumėm kiekvienas asmeniškai. Tai... Vadim, tau irgi norėjau leisti pasisakyti apie užsakovus, nepamiršti šitą klausimą, nuo kurio prieš kurį laiką pradėjom. Ar buvo tokių užsakovų, kurie, nežinau, atėjo su mintimi, kad griaunam, statom naują, o eigoje, bedirbant, besišnekant, bediskutuojant, staiga permastė visą tą savo požiūrį į situaciją, į vertybės tos vietos ir sakė, nu gerai, paliekam, darom kitaip, sudėtingiau galbūt. Buvo tikrai... Šiaip tas procesas su užsakovais yra labai įdomus dalykas, nes per jį labai daug gali pereiti, praeiti psichologiškai, morališkai ir taip toliau. Ir tas augimas ir mūsų atsitinka kaip architektų, urbanistų su žmonėm, kurie vysto ir tos kitos pusės, kurie ateina su viena vizija, išeina su visiškai kita vizija. Tai turėjom tokį pavyzdį, tarkim, vienas iš mūsų buvusių ofisų, kur mes buvom, Raugyklos gatvėje, senas sovietinis sandėlys, kuriam atėjęs užsakovas turėjo statybos leidimą, jis turėjo būti nugriautas, turėjo būti pratęsta Raugyklos gatvės tokios išklotinės dalis su atitinkamai šlaitiniais stogais ir taip toliau. Ir mes kažkaip pasižiūrėjom tą projektą ir sakom, bet jūs turit pastatą, kuriam reikia tiesiog pažemėti langus, išvalyti perdangą, padaryti dar vieną laiptinę ir puikiai funkcionuojantis pastatas, kuriam nieko nereikia nei leidimo naujo, nei griauti, nei kažką taip toliau. Tai buvo labai įdomus procesas, nes viskas buvo paruošta jau griovimui, bet labai smagiai pavyko per procesą pereiti su užsakovu iki to pastato išlaikymo, pritaikymo ir patapimo tokio istorijos dalim, nes jisai nebuvo nušluotas, jisai taip yra kažkur nemastelinio kontekste, nes yra visiškai statytas tokiu laikotarpiu, kai buvo neigiama ten ta pati išklotinė, bet galiausiai gavos, kad jisai tapo pakankamai tos, kaip mes sakom, gatvės arba to kvartalo tokių regeneracijų, nes pradėjom jums šviesą ir taip toliau. Ir tas pavyzdys, kaip nuo griovimo ir šlaitinių senamiesčio stogų tiesiog išlaikėm tai, kas buvo. Yra vienas iš tų pavyzdžių. Tai kažkada turėjom tokį irgi pavyzdį, bet jis gal labiau architektūrinis yra susijęs, kai užsakovas atėjo su labai tokia, tai buvo Klaipėdos pajūry, mintis buvo turėti labai tokius prancūziškus namus su kolonom, su liubiniais ir taip toliau. Ir buvo toks analogas atneštas. Ir galiausiai per procesą ilgą ir skaudų perėjom iki to, kad gavosi labai moderni, šiuolaikiška lietuviška medinė
architektūra pritaikyta prie pajūrio ir miško ir nuėjom nuo prancūziškų kolonų ir to tokio pompastinio kvartalo. Tai O džiaugiasi dabar, jie ten gyvena? džiaugiasi labai ir dabar visi kiti projektai jau ateina su šito, su šito pavyzdžiu, kad mes norim taip, nes nebenorim to. Tai tas procesas yra labai labai svarbus ir labai fainas ir visą laiką, sudarėm Žakaičiu, labai daug kartų teko brainstorminti ir visą laiką kalbam apie tai, kad kam griaut, kai gali negriaut, kai gali pernaudoti tai, ką turi ir čia, ir laukia, ir gatvėse, ir mieste, tiesiog naudot tai, ką turim. Ir mes labai dažnai savo praktikoje irgi net netvarumas naudojam, nes jis kartais labai gali visus sutrigerinti blogąją prasme, bet naudojam tokį žodį kaip kažkoks tęstinumas, tai paimam tai, kas buvo anksčiau, uždedam savo sluoksnį, bet ir sukuriam taip, kad ateityje, kas ateis po mūsų po 20, 15, 30 metų, galėtų uždėti dar savo sluoksnį ir tokiu būdu, kur kalbėjau apie tą kūrybinę laisvę, kiti gali pasireikšti, galbūt paliekant tai, ką mes padarėm, galbūt nepaliekant tai, ko mes padarėm, bet atrandant, kas padarė kartą prieš tai. Tai tas, man atrodo, labai svarbu tęstinumas irgi projektuojant į ateitį visame kame, kuris ir užduoda irgi tą tokią tvarumo liniją projektavime. Ir man atrodo, visai svarbus aspektas tas kaitos neužblokavimas, galimybė ir šiaip supratimas, kad tai, ką darom, yra pakankamai laikina. Mes patys laikini ir viskas aplinkui kažkada dings, pasikeis, transformuosis, tai su savo darbo, jeigu neužblokuoji tų galimybių kažkaip transformuotis ateityje, prisitaikyti prie naujų funkcijų, tai tas architektūra, tvari architektūra, man atrodo, yra svarbu projektuoti ne vienai funkcijai, bet apskritai margam besikeičiančiam įvairiam gyvenimui, kuris ten gali toje erdvėje nutikti, bet mieste, man atrodo, tas kaitos toksai, kaip čia, užkodavimas, galimybės kaitai yra labai svarbu. Tai apie urbanistinį audinį tvarų, galvojant, kaip ta kaita ir kaip ją suvaldyti. Nes, nežinau, gal mes Lietuvoje pavyzdžių skirtingų urbanistinių struktūrų turim, kur buvo kaita įvertinta arba kur netyčia taip nutiko, kur ne. Nu, pavyzdžiui, masinės statybos rajonai kokie nors. Aš gal truputėlį kitą pratęsiu temą, šiek tiek apie klientus, gerai. Kadangi buvo klientai architektūriniai ir privatus, ir viešo sektorio, šiek tiek apie urbanistinius klientus. Aišku, čia susiję, nes irgi apie miesto struktūrą. Vieną irgi pavyzdį noriu papasakoti, kuris šiaip tai net beveik ir nebuvo viešintas, jisai apie Karaliaus Mindaugo prospektą Kaune, čia visai nesena mūsų studija, kur tas atvejis, kur nori idėjas įsiūlyti klientui, kuris nelabai tų idėjų nori, bet vis tiek tokią studiją užsakė ir tuo pačiu čia truputėlį liečia tą kūrybiškumą, kai turime labai daug apribojimų, tai kaip išspręsti vis dėlto tą klausimą, nes aš pritariu Vadimui, kad kūrybiškumas yra tada, kai daugiau ribų, tai daugiau ir to kūrybiškumo, nes reikia išeiti kažkaip tai ir kažką vis tiek pasiūlyti. Tai projektas, kurį visai nelabai, neseniai mes jį pabaigėm ir keletą metų darėm, taip sakyčiau, netgi kankinomės. Tai yra Karaliaus Mindaugo prospektas Kaune, tai turbūt visi žinot, net ir ne kauniečiai, tai 9 ar 8 juostų autostrada, kuri atskiria Kauno senamiestį, naujamiestį nuo upių tėvo Nemuno, salos ir, žodžiu, nuostabaus gamtinio objekto, nuo nuostabaus senamiesčio. Bet kita vertus, ta gatvė visi važiuoja ir visiems ta gatvė reikalinga. Ir žinoma, Kauno savivaldybė, nors kauniečiai labiau gal vairuoja negu vilniečiai, bet jie irgi nori, kad senamiestis būtų vaikščiojimas, kad prie upės būtų galima lengviau ateiti. Ir visi mato ir supranta, kad neturėtų tokia autostrada eiti vidurį į miesto. Ir užsakė Kauno savivaldybės studiją, kaip humanizuoti Karaliaus Mindaugo prospektą ir kaip sujungti senamiestį, ten labiau gal net ir senamiestį ir naujamiestį su upe, sala, kad kaip tas paveldas ir gamta ir žmonės galėtų labiau vaikščioti, bet ir kaip su to mašinom ką daryti. Tai kuom šitas projektas įdomus, kad mes galų gale pasiūlėme ten sprendinius, kaip sumažinti juostų skaičių šiek tiek, kaip ir sutilpo ten ir dviračiai, ir pėstieji, ir tų takų atsirado prie upės ir aukštiniai terasoj. Ką mes padarėm? Tai mes padarėm tą bukletą dokumentą, bet jis po truputėlį yra įgyvendinamas, nes Kaune jau atsiradė kažkokie pirkimai, vienas konkursas, ten kažką, vieną takelį rengs, kitą takelį rengs, ir sakykime per, nežinau, kiek 10-15 metų tikėkime įgyvendins. Bet
Tuom dar procesas buvo įdomus, kad buvo labai sunku derintos interesus, nes savivaldybė yra užsakius humanizavimo viziją, jie nori humanizuoti, bet tuo pačiu, kai darai diskusijas, tai vieni žmonės labai nori humanizuoti, bet kiti visiškai nenori, dėl to, kad yra pagrindinė gatvė ir visi nori ten važiuoti ir kai vyksta Žalgirio varžybos, visiems reikia pasistatyti ir visi nori tilpti tose juostose, 8 ar 9 su tom savo mašinom. Ir administracija lyg ir labai nori miestą humanizuoti, bet lyg ir meras ne visai nori apie tai kalbėti ir tą tokią idėją skleisti. Tai buvo toks projektas, kuris labai daug buvo tų, kaip čia, skinėjimų ir spaudinėjimų visų idėjų ir tų tvarių idėjų skatinimo ir galvojimo, kaip jas įgyvendinti, kad būtų labiau vaikštomas miestas, kad žalios erdvės būtų daugiau jų, kad tų funkcijų daugiau prie upės atsirastų, bet tikėkime, kad pavyks. Tai miestas, ar, nežinau, užsakovas, kuris dar ne visai nori kažkokio pokyčio, pavyzdžiui, kitas užsakovas, kuris dar nemato kažkokiai vietai potencialą, irgi turbūt viena iš problemų kurti tvaresnę aplinką, kartais įtikinėti ir pramušti plytų sieną su galva reikia, bet galima apie problemas pašnekėti, kas dar stabdo nuo tvaresnės aplinkos kūrimo, nežinau, biurokratija, politiniai ciklai kokie nors ganėtinai trumpi. Užsakovų kažkoks požiūrio dar nesubrendimas iki tam tikro taško. Gal truputėlį palėtėm, kad dauguma nori spręsti labai šiandienos problemą ir sunku įsivaizduoti, kad kai pastatysim ir kai gyvensim, jau bus praėjęs 10 metų ir gal bus visai kitos problemos. Tai bet čia net nesakyčiau, kad tai problema yra, tiesiog gal mūsų darbas yra taip užbėgti, papasakoti, įkvėpti, labiau taip matyčiau. Kokias jūs problemas matot? Pritariu, irgi norėjau sakyti, kad tas projektavimas į ateitį, numatant, kas gali būti, lankščiai projektuojant, pakankamai galbūt neutraliai projektuojant, ne šiai dienai, bet kas gali būti po 15-20 metų, ką tu galėtum performuoti, pasikeičiant kažkokiai ten ekonominiai, politiniai ir kitokiai situacijai. Tai man atrodo, šitas yra svarbu, bet čia matyt ateina per edukaciją, edukuojant žmonės, visuomenę, bendruomenę, tai kalbant kuo dažniau, tas supratimas ir ateina, kaip kurti aplinką, kuriai tau pačiam būtų lengviau gyventi ir neužsiciklinti kažkokias konkrečias funkcijas, formas, bet atverti biškai pasaulį su aplinka. O tu problemą kokią matai? Aš tai gal sakyčiau, šiaip visuomenė, manau, kad tikrai pradeda jau edukuotis, kad ir paties laida labai, labai fainai šneka apie architektūrą, ko anksčiau nebūdavo, tokių dalykų būdavo žymiai mažiau, bet galbūt ko aš pasigendu šiaip visoj bendram kontekste yra labai daug architektūrinių konkursų ir jau yra tai labai paplitę ir yra tam tikri įstatymai, kurie įpareigoja tos konkursus rengti. Tai man atrodo, kad lygiai taip pat būtų gerai turėti tokias labai vaisingas diskusijas su projektais urbanistikos srity, vizijomis miestui, miestams ir panašiai. Tai gal šito šiek tiek dar yra mažiau. Mes turim patirties Suomijoje, ten labai labai dažnai skelbiami yra urbanistiniai konkursai, netgi sakyčiau žymiai dažniau negu architektūriniai. Vieną tokį esam laimėję Turkų mieste ir tikrai tie procesai, jie gavo ten 120 pasiūlymų ir labai ilgai sprendė miestas, labai ilgai diskutavo ir visuomenė diskutavo konkurso metu, tai yra buvo vertinimas, buvo rašomi komentarai, leidžiama komentuoti gyventojams ir labai įdomu buvo stebėti, nes tie komentarai buvo labai tokie konstruktyvūs, nebuvo kažkokių ten piktų, tiesiog be jokio konteksto, ten aš noriu su mašina važiuoti ir panašiai, tokių nekonstruktyvių, labai atrodo visi supranta tą urbanistiką, kažkokią turi edukaciją ir tas galimybė miestų irgi rinktis iš ten 120 vizijų leidžia pamatyti tą pačią teritoriją labai skirtingai. Tai gal šito dar šiek tiek, man atrodo, trūksta Lietuvoje, labiau yra einama, kad ir, tarkim, Do Architects, sėkmingas ofisas, didelis ofisas gali imti ir pasiūlyti tokią viziją, visai vilkpėdai ir tikrai tai yra sveikintina ir faina, bet, ne visi ofisai gali savo tai leisti, nes tiesiog, tai yra tam tikras įdirbis ir norėtųsi, kad ta diskusija visiems būtų atvira, visom prasmėm. Tai, kad diskusija būtų atvira, man atrodo, pats laikas atsiverti į publiką, nes galbūt kažkas turi klausimų arba gal problemų, kurias nori įvardinti, kokiu nors iššūkių arba galimybių, kurias matote mieste.
Labadiena, Linas Tuleikis. Patys pasakė, kad visuomenė jau atsiverčia, jau supranta, edukuojasi. Mano klausimas, kada architektai pradės edukuotis? Iš tikrųjų, kai susirinka krūva architektų, pradeda diskutuoti, kad visuomenė bloga, užsakovai negeri, dar kažkas, tai iš tikrųjų tai beprasmiška. Prasmė yra tik tai diskutuoti apie tai, ką mes blogai ir ką mes gerai darom. Papasakoju apie projektą Kaune, kažką derinu, aš kaunietis, esu iš tų, kuris dominuosi, dalyvauju visur, kur galima, bet aš pirmą kartą reikėjo atvažiuoti į Vilnių, kad išgirsti, kad Kaune 3 metai projektas vyksta. Jis jau pasibaigęs, vyko prieš metus. Reiškia, jūs dirbat netvariai, pakankamai uždarai. Su meru gal jūs bendraujat smarkiai, bet su kauniečiais, matyt, nepakankamai. Tai mums reikia tobulėti. Pirmiausia, pradėkime nuo savęs keisti pasaulį ir tvarumą daryti nuo savęs. Tai ačiū. Gal nebus atsakymų? Ar turite ką pakomentuoti? Aš galiu truputėlį, aišku, kaip čia esu už tai, kad nereiktų teisintis, bet gal truputėlį papasakosiu, kad kodėl jūs turbūt negirdėjot, nes iš tiesų tai ir nenorėjome, kad jūs girdėtumėt, ne jūs asmeniškai, bet kad nelabai buvo norėta, kad vyktų diskusija apie pėsčiųjų gatvės. Čia visas Vilnius tuo metu skambėjo, kaip visas Vilnius siaurina visas gatves ir Kaunas tikrai nenorėjo skambėti kaip tas, kuris irgi siaurina gatves. Tai mes labiau turėjom diskusijas, ten su gyventojais aplinkui, bendruomenėm, verslais, bet ne su plačiaja auditorija. Kalbant apie tvarumą, ypač architektūrai, jeigu mes architektūrą suvokiam kaip meno dalį, kažkokią prasme, ar šiaip turėtų būti gal daugiau diskusijų, kokią prasme, meninę prasme turi architektūra, nes man tai atrodo, kad jeigu vertingas turi vertę kūrinys, jis ir yra tvarus, jeigu jis neturi vertės meninės, jis pasmerktas būti netvariam. Ir ta prasme, kad ta diskusija, nes ta diskusija turėtų būti tarp architektų ir tų, kurie suprantamas tą architektūrą, o nenuklyst į tokius technologinius, funkcinius, nors tai irgi architektūra, bet daugiau gal to aspektų panagrinėti, nes jis yra labai paprasta, jeigu geras meno kūrinys, jis ir lieka per amžius. Jeigu prastas, jis pasmerktas nėra. Man tai atrodo, kad labai priklauso nuo rankų, į kurios papuls tas objektas, kuris galbūt yra netvarus ir turintis meninės vertės, kurios rankose atsidurs ir tos rankos tikrai gali padaryti kažkokį architektūrinį virsmą, stebuklą ir iš labai nereikalingo, nevertingo daikto padaryti labai vertinga, kuris ir tęs savo gyvenimą. Tai mano tokia mintis, kad tikriausiai labai priklauso nuo to, kas daro tai ir su kokia vizija. Tai labai norėtas, kad būtų daugiau tokių rankų, kurios matytų vertę net ir prašiausiame dalyke, nes iš to galima tikrai daug dalykų tvarių išlošti. Tai matyt taip. Šiaip jau, čia palėtėt jūs teisingą temą, lygiai kaip aš ir prieš tai kalbėjau, kad tvarumas turi įvairiausių formų, tai ilgamžiškumas pastato irgi yra tvaru, nes griauti po kelių metų ir perstatyti vėl kažkokį panašios funkcijos biški kitaip, tai yra tikrai netvaru. Ir išliekamąją vertę faktas, kad turime siekti turėti, bet tvarumas yra, tai irgi yra tam tikri tiesiog įrankiai, kuriais galima operuoti ir sukurti lygiai tą pačią meninę vertę. Tai nereiškia, kad mes turime kurti kažkaip kitaip architektūrą, kad jinai būtų tvari. Jinai turi tiesiog kitus parametrus pasiekti ir galbūt reiktų ir įsivertinti pačią tą grožio sampratą, kas yra gražu. Galbūt ta grožio samprata turėtų šiek tiek ir kisti, kas yra ta meninė vertė. Galbūt tai yra pastatas, kuris iš tikrųjų yra labai
šiom kontekste labai tvarus ir jis gali turėti dėl to išliekamąją vertę. Ir nebūtinai tai yra super prabangios medžiagos arba nebūtinai tai yra kažkokia tai konstrukcinė akrobatika. Galbūt tai yra, galbūt jis yra tiesiog gražus darinys, bet nebūtinai toks, kur buvo įprasta matyti tuos gal postmodernizmo laikotarpio pastatus. Tai atsakant į šitą klausimą. Aš tai irgi net nepridėti, tiesiog sutikti norėjau, kad iš tikrųjų geri daiktai yra tvariau ir tarnauja ilgiau. Tai jeigu architektūra yra menas, tai turi būti geras menas, o geras menas turbūt ne tik funkcinius ir socialinius kažkokius klausimus sprendžia, bet padaro kažką gerokai daugiau. Tas toks klikas įvyksta, kuris iš kažkokio funkcinio tiesiog daikto, kokybiškai atlikto, tvariai pagaminto, suprojektuoto ir taip toliau, padaro kažką, kas yra kūrinys apie daug daugiau dalykų, apie mūsų tapatybę, kas mes esame kaip visuomenė, kaip, nežinau, miestas, šalis, kas aš esu kaip kūrėjas ir ką aš noriu pasakyti pasauliu. Ir jeigu tos idėjos atsiranda dar tame kūrinyje, jis iš tikrųjų gauna tą meninę vertę greičiausiai pasikeitus įvairiam socialiniam poreikiam, funkciniam ten poreikiam. Tai statybos technologijom tas daiktas vis tiek liks reikalingas, svarbus, rūpintis mums vien dėl to, kad jisai yra mūsų istorijos, mūsų tapatybės, mūsų charakterio dalis. Jis kažką mums tada sakė, mes gal perinterpretuom ir šiandien vėl vis dar kažką mums sako. Tai man atrodo, kad su tuo, kad jau palėtėm tapatybės temą ir kad laikas mūsų beveik išseko, tai mes po truputį galėsim ruoštis ir pereiti prie kitos diskusijos, kuri kaip tik apie tapatybę ir bus. Gal aš dar norėjau iš tikrųjų sureaguoti prieš tai išsakytą mintį apie architektų edukaciją. Tai iš ties man atrodo, kad architektai turi tam tikrą atsakomybę ir kartais reikia pasakyti ne. Ir mes, pavyzdžiui, savo studijoje labai dažnai dalyvavom konkursuose, neturim daug klientų, nes kartais tikrai pasakom ne tam tikriem projektam, kurie mums netrodo teisingi. Ir dėl to stengiamės laimėti ir tuo pačiu darydami konkursus kartais žinom, kad mūsų pasiūlymas nelaimės to konkurso, nes mes daug maž nujaučiam, koks tikimasi rezultatą gauti, tai kartais tiesiog priemam tai kaip savo dalį ir galbūt ateina kažkada tas projektas, kuris priema tavo tą idėją jau pilna apimtim. Kaip jums atrodo, aš esu prašalėlis, ne architektas. Bet situacija yra tokia, apie tvarumą šnekat, kiek dabar laikote, kad Lietuvoje yra iškonsoliduotos tos idėjos, yra tvarios ilgalaikiai. Tai yra, kiek jas gali sugriauti ar tariamas, arba ateinantis progresas. Dėl to, kad progresas reikalauja savo naujų standartų. Čia tokia kaip pastaba gaunas. Tai šiaip yra dažnai taip manoma, kad, tarkime, tos šalis, Danija, kuri jau yra išsivyščiusi ir turi viską jau turi, dabar jinai gali skirti laiko tvarumui ir nes jai nebereikia vystytis į priekį. Tai Lietuva vis dar nori labai greitai vytis vakarus ir panašiai, dėl to mes tarsi turime teisę, kaip ir tos vakarų šalis, rinktis tokius greitesnius sprendimus ir netiek tvarius, bet tuo pačiu mes gyvuojame technologijų besivystymo pasaulyje, kur mes galime peršokti tam tikrus laiptelius. Pavyzdžiui, mums nebūtina galbūt naudoti, nes jau yra alternatyvų, mums nebūtina galbūt visą laiką naudoti surenkamų betono konstrukcijų, mes galim surenkamas medienos konstrukcijas naudoti ir tai mums leidžia įsisavinti tai, kas anksčiau buvo galbūt be galo brangu, dabar tai jau yra konkurencinga ir mes galim tiesiog peršokti tuos netvarius etapus ir iš karto iššokti į traukinį kartu su tom valstybėm, kurios jau tarsi išsivystė. Aš nežinau, ar čia tikrai atsakiau jūsų tą pastabą, bet... Aš domėjausi, tikrom savybėm, pavyzdžiui, eglės mediena užauginta mūsų sąlygom apie 130 metų išlaiko.
labiausiai, reiškia, seną medieną teko matyti Veimare, reiškia, Vokietijoje, kur yra apie 900 metų ten vargonų, reiškia. Ir viską gamta išardo, reiškia, suprantat, kaip yra apie tą tvarumą. Čia man įdomesnė idėja yra pati idėjos tvarumas, kiek jos tęstinumas architektų tarpe, reiškia, kaip sakant, sutampa su to progreso mintim. Pavyzdžiui, progreso mintis tai būtų naujos priemonės mums bendrauti. Nu, pasakėt Kaune, kad reikia ten dviračio takelio. Gal jų nereikės, dėl to, kad, pavyzdžiui, bus kokie nors eskalatoriai padaryti, ar ką į tą vietą ir automobiliui nereikės. Čia gal sureaguosiu tada taip iš kitos pusės apie medieną, gal tiesiog nėra laiko čia labai gilintis, bet turiu 2 mėnesių vaiką, sūnų, kuris kai jį išvežė į lauką, jis važiuojant pro medžius, jis aikčioja ir krykštoja. Tai mes turim tam tikras, mes esam vis tiek tam tikrą prasme gyvūnai, mes esam apsirengę, mes vaikštom su batais, mes gyvenam betoniniuose daugiabučiuose ir viskas yra kaip ir mums atrodo, mes jau va čia kažkiek tai išprogresavę į tą kitokį jau kažkokį žmogų, kuriam nebereikia tų pamatinių vertybių ir miesto, kuris yra, mums užtenka tokio, koks yra kieta infrastruktūra ir viskas. Bet iš tikrųjų giliai žmogui vis tiek yra tam tikros tos bendro žmogiškos vertybės, kurias mes vis tiek matysim. Tai yra tas tvarumas asmeniniam gyvenime, tai yra susijęs labai su sveika gyvensena. Ir mes ateitys sėdėsim prie kompiuterių ir tik tais bendrausim per nuotolį, tai manau, kad ne, nes jau ir per pandemijos tą laikotarpį buvo galima įsitikinti, kad žmonėms trūksta to tikro buvimo kartu, trūksta, yra pagrindinis noras tada būti gamtoje ir panašiai. Tai aš manau, kad taip jau visiškai žmogus iš tų savo vertybių neišsigyvendins taip lengvai. Bet gal aš pratęsiu, bet visa pažanga, visos technologijos jos padeda kurti ir padeda dirbti, tai palengvina tiek architektų darbą, tiek ten visų kitų specialistų įsitraukusių. Vertingas senienas, matot, architektai nori palikti, mes apie tai pusę diskusijos šnekėjom, o kitas gal padeda griauti. Aš norėčiau truputį kolegos reaguoti, nes matau, kad vyresni kolegos truputį kalbėjo. Vienas apie meną, kitas apie eskalatorius Karaliaus Mindaugo gatvėje. Tai aš norėjau prospektą, turbūt ne gatvę. Norėjau tokią mintį tik pasakyti, nes taip girdisi, matau jūs vyresnis žmogus, šiek tiek už mane. Aš gal nesu toks jaunas, bet save priskiriu truputį jaunesniems žmonėm. Manau, kad jūs galvojate truputį tokiam senesnėm kažkokiam vertybėm, kai progresas buvo eskalatorius, kai robotas mums padarė valgyti. Aš suprasčiau tvarumą labiau, kad po mūsų nieko nelieka. Tai prasme, kad kai mūsų jau čia nebebus visų sėdinčių, kad mūsų darbai nebūtų kažkokių pakabinamų lubų profilių krūvos, kažkokie vamzdžiai plastikiniai, labai technologiški likę, ir kad architektūra tarsi sunyktų, kaip tos lietuviškos sodybos, kur matome, kur liko tik tai medžiai ir slengstis. Ir tiek to, prasme, mūsų istorija nusispjaut pasaulio mastelį, aš manyčiau, kad tas tvarumas tai yra kaip tik po mūsų, ten tas menas, ta prasme, balkonė matė, ta prasme, mūsų dabar yra pareiga, aš čia pratęsiu galbūt Gabrielės mintį, nepalik po savęs šiukšlių svarbiausia. Tai ta ambicija palikti meną yra labai gera, bet turime būti labai atsargus, kad darydami tą meną neprišiukšlintumėm aplinkui. Taip pat ir tie medžiagų pasirinkimai ir socialinė įtaka, kuri daro architektūrą. Aš būčiau labai atsargus apie save galvodamas, tarkim, kad aš čia meną kuriu. Reikia žiūrėti, kokią įtaką darome aplinkiniam ir po savęs liekantiems, po 30 metų, 50 metų liekantiems gyventojams. Ar galiu įsikeišti ir sureaguoti? Iš tikrųjų, mes dažnai supriešiname tvarumą su meninė estetinė architektūros dalimi. Atrodo, kad jeigu darai tvariai, tai negali, reiškia, padaryti meno.
iš tikrųjų privalu daryti ir tą, ir tą. Tai yra privalu. Tai kaip mes, jeigu ne, kaip čia, prie stalo iš lėkštutės valgom su peiliu ir šakute, nečiumpam su pirštais, jo labiau su kojų pirštais. Tiesiog tai yra elementaru. Mes turime visada pasiekti ir meninį lygį gerą, ir tvariai daryti. Bet tvarumas yra procesas. Ir aš čia prieš porą savaičių buvau Liuksemburgio konferencijoje, kurioje kalbėjo architektai ir inžinieriai apie procesus, apie viešuosius pirkimus, kurie netvarūs, kai renkasi mažiausią kainą sprendimą. Ir reiškia, paprastas dalykas. Kokybės užtikrinimas, tai yra tvarumo užtikrinimas. Tai reiškia procesus, mes visus turim taip pat organizuoti tvariai. Mama, jau tikra diskusija, klausykit, jau darosi labai įdomu, kiek čia kartų perės mikrofoną. Viena Kauno pusė su kita Kauno pusė šnekasi. Aš visiškai sutinku, kad turim daryti kokybiškus gerus daiktus. Aš tik norėjau pasakyti, kad nepamirškim, kad kas po mūsų lieka, kad mes nesam, aš išgirdau tą mintį, kad mes esam progreso viršūnė, čia su telefonu, su eskalatoriumi, to Žalgiris laimės Eurolygą. Procesai esam, procesai. Mėgaukimės to procesu ir nepalikime po savęs pasikartoti. Atrodo, čia nieko geriau nebepridėti. Tikrai taip. Ačiū Jums labai.